Nu, labą dieną, dar viena kelionė. Šita kelionė mūsų yra Lietuvoje. Važiuojam į Biržus šito žmogaus gimtadienio proga. Kol kas negaliu pasakyti, kur važiuojam, ką darysim, ką matysim, nes tai yra jam staigmena. Šita kelionė, jis nežino, kur važiuoja, tiesiog vairuoja link Biržų, ką Biržuose veiksim. Jis nežino ir nežino, kol kas jūs. Bet greitai sužinos. Važiuojam. Užsipilam kuro. Važiuojam dviem mašinom, o panelė gražinasi. Dieve, graži, graži. Ir aš noriu būti graži. Ne, gal geriau veidrodį dažytis. Nu, nors kiek. Gal reikėjo raudonų dažytis. Matysim keli vėliau. Nu, žinokit, net laikiau ir ant rožinio užtepiau raudoną. Nesigavo labai raudoną. Tokia ryškiai rožinė, bet iškart gyvybė veide, ne? Taip, gyvybė veide. Važiuojam. Ką mes vienam deganę kurą, kitam deganę kavą, užkandžius, kaip be kavos į kelią. Einam, čia labai skani kava. Labai skani kava. Pusryčius aš jau pavalgiau, bet kavos išgersiu. Kurį puodą? Ela, man Ela. Kurią kavą? Dabar galvoju. Gal davai kapučino. Nu. Kokia putelė skani. Tai tikrai padarys. Mėgstat šituos? Aš tai mėgstu. Žinot, kurį mėgstu? Aš šituos du. Na ir dabar šitą. Mėgstat grietinėlę? Neina čia man paspausti, paspausiu be jūsų. Reikia, ką darau paskui tą grietinėlę. Nu ką, Panevėžiečiai, labas, pravažinėjom Panevėžį. Esu buvusi kelis kartus Panevėžyje, bet matomai kažkaip šitose dalyse nesu buvusi, nepažįstu ir tikrai nesu išvažinėjusi skersai išilgai. Bet visai būtų įdomu, kada atvažiuoti Panevėžį, išvažinėti skersai išilgai, Panevėžio aplinką, ne aplinką, apylinkės, apžiūrėti, gal kažko įdomaus pamatyti, papilmuoti. Aš anksčiau prieš porą metų važinėjom po Lietuvą, apsižiūrinėti, nu ta prasme yra surinkti Lietuvą magnetukai, rinkom magnetukus ir važinėjom kiekvieną savaitgalį vieną miestą apžiūrinėdom ir visas apylinkės, ar tai tvarus, ar tai gamta, ar tai kažką, kas ten turi unikalaus. Gaila, tuo metu filmavau tik tai istorijoms ir filmavau vat tokiu kampu. Ir nežinau, galbūt reikėtų parinkti video, nes labai fainų tokių vietų esame matę ir dvarus ir panašiai, gal ir jums įdomu, gal reikėtų parankioti tos video ir padaryti nu YouTube'ui įkelti, bet dabar pradėjau filmuoti taip ir įdomu to, ko neturim magnetukų, to, ko neturim video formate, apvažinėti ir irgi po truputėlį kelti. Aišku, šią vasarą pas mane bus tokia, kad aš nedaug Lietuvoje būsiu ir apvažinėti daug ko nepavyks, bet vieną kitą miestą ir jo apylinkės būtų labai įdomu apvažiuoti, parinkti magnetukus, pafilmuoti ir įkelti jums. Juk Lietuvą tarsi visi pažįstam, bet tikrai ne visose miestuose esam buvę, ne viską matę ir kaip pasižiūrėti, aš manau, kad bus įdomu ne tik, bet ir jums. Tai vat vieną kitą miestą tikrai padarysiu iš Lietuvos. Mes jau visai netoli. Ir ar nors kas, Jėzau, kaip mane purto šitą mašiną, ar nors kas gali atspėti va šią minutę filmavimų, ką mes veiksim Biržuose, dėl ko mes važiuojam ir kas ten mūsų laukia. Vat įdomu, pakomentuokit šią minutę, atspėjot kas nors? Ar dar su nekantrumu laukiate, ką mes pamatysim? Kas laukiat? Laukit, sulauksit tuoj greitai, už poros sekundžių. Nu ką, pasiekėm Biržus, žalias miestelis, mūsų langas turbūt matosi, kad vasariškai nutaškytas.
vasarą, kai ateina, tai neišvengsi tokių langų, bet važiuojam. Ar yra pas mane biržiškių, kurie pažįsta šitas gatves? Irgi galit parašyti, būtų smagu susipažinti. Virtualiai, aišku. Važiuojam šitą kryptim. Bet tai kokio žalumų miestelis, eiktų savo. Eiktų savo. Čia prieki mūsų vaikas važiuoja. Aš jau mačiau nuorodą, matei? Alaus keturis. O tu dieve, kaip taip, nu bet vienu žodžiu bent jau suprantat. Suprantat, bent jau iš namų išvažiavo, nežinodoms, kur važiuoja. Ir dabar jau dabar kažkur tai važiuojam pramogos. Jau turėsi, man atrodo, vairuoti grįždama. Nelabai noriu, bet tikriausiai turėsiu. Kažkur atvažiavam. Ar tikrai mes čia atvažiavom? Atrodo labai gražiai, bet ir ne. Tengi turėtų, man atrodo, viskas būti. Žiūrėkit, matot šitie dalykėliai. Ar buvot, kas atspėjot, kur mes važiuojam? Buvot? Tai yra Alaus kelio restoranas. Nu, čia tikriausiai ir prasidės kažkaip tai tas kelias. Einam į vidų, jau visi suėjo. Pažiūrėkit, kaip čia gražu. Pažiūrėkit, kaip čia nerealiai gražu. Eina savo, aš ir vėl kreizėju. Yra toks vienijantis automobilininkus, technikos mėgėjus klubas, ekipažas, vienas iš narių, Edmundas Bekeris. Šitą reikia kaip galimybę išeksponuoti. Šiaip Amerikoje tokius eksponuoja, jis yra surinktas iš kelių dalių, tai čia yra ir Zilo kabina, ir Volvo, ir mano detalės. Žiūri, čia toks jo hybridas. Ja, tai čia tiesiog bet toks unikalus. Unikalus. Europoje yra tik tai Švedijoje ir Danijoje tokiais dalykais užsiemančių ir Lietuvoje. O va čia toks. Čia labai šilta. O sakė, kitur bus labai šalta, net sniego pamatysim. Šalta vis vėliau. Vėliau šalta, dabar šilta labai. Dabar galite pasikaitinti, pasidalinti, katilai šilti. Šiandieną čia yra karšta, bet dar ne karščiausia, kaip gali būti. Kuo laukia karščiau, čia irgi to pačiu karščiau. Būna verdam kokias 3 dienas iš eilės. Laukia plus 30, čia plus 50. Kur sėdi kolega, jis prabangiai kondicionierių turi. O čia, kadangi yra virimo skyrius, tai vėdinti šitos patalpos gali, bet nereikia. Tai yra energijos švaistymas. Tai yra tiesiog... Čia šilta, žmogus čia nebūna, o kam čia vėdinti? Čia vyksta procesas. Paruošimo katilas, tai vyksta saldinimas. Vanduo iš grūdo ima saldumą. Gale atsiskiria tirščiai nuo skysčio, tarsi pumpuoja tą talpą, atsiskirinėja. Šis katilas ir toliau esantis, jų funkcija yra ta pati, jos verdasi visa, bet šiandien, kadangi procesai yra greitesnė, o virimas būna skirtingai, gali būti porą, gali būti 3 valandų. Kai būna mes per darbo dieną išverdam 120 tonų mėsos. Tai procesas keičia procesą ir paraleliai tada yra 2 virimo katilai, abiejose gali virtis, o gale yra mėsos kur panuoja. Kaip čia tarpus cisternų vaikšto, čia nešia kažkur patos, čia nemandymas? Galvoju, ne, vis tik viršų. Viskas virš mūsų gal. Viršų, ne? Viskas vyksta virš mūsų gal. Čia va tos kriubas reiškia. O čia tie katilai iki čia ar dar kažkur? Dar žemyn yra ten dideli. Ai, va, matosi. Nieko rankom nesudeda, nieko neskiria rankom. Kad bakterijų nieko nebūtų. Dėl to nereikia kažkaip specialiai apsirengti. Matot tą baltą vamzdį, jis ne baltas ir nenudažytas, jis yra apšerkšnėjęs. Iki tiek yra šalta jame, kad jis visas yra apšerkšnėjęs, nors lauke 21 šilumos jis vis tiek išlaiko tą šaltį ir netirpsta. Įsivaizduojat, koks čia šaltis? Tai tikrai aplankysim ir to. Čia yra alaus filtras. Taip, viskas, ką jūs matot virš savo galvų, ten keliauja produktas. Kodėl nesakau iš karto, kad alus? Nes alus tai jis jau va čia atkeliauja, čia jau alus. Pavyzdžiui, misa tai nėra alus dar. Jaunas alus dar irgi nėra alus. Tai jau čia kaip ir po to, kai išbręsta, tai o čia jau yra... Taip, jeigu jau manytumėt iš kraniuko, tai čia jau tikrai būtų alus. Bet iš kraniuko nerekomenduoju. Čia kažkas jau taip nuleidinėja receptus nuo to. Ateina atsigerti. Bet šiaip tai spaudimas talpose yra toks didelis ir vamzdynuose, kad nepagautumėt.
Ar jums girdisi? Klasikinė muzika groja tam, kad mielės labiau atsipalaiduotų ir čia rimtai dėl to, kad mielės labiau atsipalaiduotų ir brandintųsi geriau. Ir čia vat brandinasi mielės. Nu, fantastika. Girdit? Ir čia yra tik tai 2 šilumos. Termoizoliacinės, už tai jos nebijo nei kaip Čia vėl apšalęs vamzdis taip. Tai atitekam visą išvirimo, kur buvom pačiai pradžiai, atkeliavo vamzdynų, kuris virš mūsų galvų yra ir šiose talpose su mielėm fermentuojasi savaitę 1,5–12,5 laipsnio temperatūra. Tai ta temperatūra niekada neturėtų kilti aukščiau 14 laipsnių, bet taip atsitinka, nes kai alus rūksta, mielė dauginasi ir kelia temperatūrą. Taip, nes lėtas procesas, nes mielė šalta, jinai tinginė yra šalta, net jinai tokia temperatūra, kad nori gyventi. Tai visą laiką ta temperatūra turi būti pastovi, bet kai kyla temperatūra, galima matyti ant kiekvienos talpos yra tokios juostos, tokie žiedai. Tai yra šaldymo marškinėliai. Jei talpoje temperatūra sukyla, susijungia automatinis šaldymas, talpos ties tais žiedais apšerkšnėja, bet šiuo metu nesimato apšerkšnėjusių talpų, tai reiškia, kad visose optimali temperatūra, bet jeigu šerkšnėja, tai kaip tas vamzdis, kuris yra centre. Tai tada pasidengia ir talpa tokiu šerkšnu, pabūna keletą valandų, kartais prireikia net paros ar 2, susireguliuoja temperatūra, atidirbsta ir vėl kaip niekur nieko. Ir jeigu temperatūra kyla, vėl šerkšnu. Kaip čia kvepia, žinokit, citrusiniai. Tai čia yra nesojam dabar tik iš kitos pusės, nes negalime įeiti stiklo butelių plovimo mašina. Grįžta buteliai iš aromatų, naudojam ir naujus. Tai va, kad šiuo atveju nauji, tai juos vis tiek reikia plauti. O kaip sakykit, pavyzdžiui, kai būna tie buteliai skirtingi, ten aromatuose mes sunešam, juos kažkaip tai palei įmonės atrenka ir kaip čia viskas? Ne pagal įmonę, bet palei butelio formą ir kartonas sudeda į atskiras dėžes. Ir grąžina įmonė. Ir tada grįžta pakartotiniam naudojimui, o jeigu ant butelio yra D raidelės, kur atvykę į vieną pusę, tai tokie negrįžta. Todėl, kad tai yra viena. O čia va taip gimsta Radleris. Kaip kvepia, jau sakiau, labai citrusiniai. Kaip su putelė ir vienas visiškai pilnas būna. Tai šiniai buteliai, kad iš tokių įsipučiatas 1 litro plastikinis butelis. Tai čia tas bambalys, vadinamas. Ne, iš tokio mažiuko padaro. Tai čia yra litrinis. Karštų formą. Turim aparatą, paima po 4 tokius rašinukus, užkaplygus tą uždarą formą ir per porą sekundžių išsipučia. Tai tokia forma, tai yra toks butelis. Gali prasiūsti rankas, gali apžiūrėti, gali pabandyti išpūsti, jeigu nori. Jeigu 40 atmosferų pusė, tai išpūstumėt. Žiūrėkit, yra vidury gamyklos kiemo smegduobės. Smegduobės, kaip pasakoju, yra 2 rūšių – drėgnos ir sausos. Ir labai daug Biržų ir Pasvalio rajone tų smegduobių atsiranda. Ir va čia būtent yra drėgnoji. Aš dar truputėlį vėliau, kai važiuosim iš vieno objekto į kitą, papasakosiu ir apie smegduobės, papasakosiu truputėlį ir apie alų tokių dalykėlių. Nes ne viską galėjau filmuoti, ne viską galėjau sužiūrėti, tai kažką tai perpasakosiu važiuojant. Ir jie taip pat negalėdavo. Niekam negalėdavo. Ai, teisingai, mums irgi buvo apribojimai kaip verslui, kad pavyzdžiui metalų šarkam, kad ir kažkokiem šventėm, pobūvėm, dar kažkam reikia. Čia dabar pasakau, kad mūsų valstybėje negalima, yra įstatymas, kad negalima dovanoti alkoholio. Ir jie sako, mes gaminam, sako, etiketės gaunam iš partnerių ir norim su tom etiketėm padovanoti alaus savo partneriam, kaip dovanariai negali to padaryti. Tai dabar dar trumpai papasakosiu, kaip anksčiau namie darydavo alų, nes mes Biržuose aludarystės tradicijas turim perdodamas iš kartos į kartą. Tai čia ekspozicija maždaug kaip prieš 100 metų aludarystę atrodydavo. Tai pirmiausia, ką padarydavo, tai užsivirindavo vandenį, o tada reikėjo atsverti bei sumalti salyklą. Esat ragavę salyklą? Ne, turbūt. Pavaišinsiu. Salyklas, kaip galvot, kas tai yra? Grūdai, dar kažkas. Salyklas tai yra daigintas, žemintas grūdas. Jau užsimeniau būnant virimo skyriui. Bet dabar paragausiu. O, žiūrėk, šitokia, pažiūrėjau. Čia yra miešis, daigintas žemintas, daigelio neieškokit, daigas aludarystei nereikalingas, kai žūsta, ta daigas yra nulaužtas. O, kaip skanu? Labai skanu. Saldumo tokio turiu.
Duona primė. Ugnytė, kaip sakant, nežinau. Taip kaip sienkos, mažinau. O šitas, tas pats grūdelis, kaip paskrudintas. Alaus spalva priklauso nuo grūdo spalvos. Tai jeigu grūdas skrudintas, tai alus tada tamsus. Tai čia tas pats ir tai skrudintas. Man kaip patinka. Skanu labai. Čia yra vadinamas karamelis. Rimtai kaip Duonis, kaip duonos kaip duona, labai skanu. Kaip duonos plutelė yra. Vis tiek grūdas skrudintas ar duona iš grūdo paskrudinta. Tai tiek, kad duona iš rugių arba kviečių, o čia yra mėsos. Duoką reikia auginti, ne? Viskas aišku, bus, kas perka. Tai kai atsakdavo salyklą, jį reikėjo sumalti. Maldavo girnomis, tai buvo moteriškas darbas. Sumaldavo rūpėtris, Dirbdat moteris? Kokius darbas dirbdavo? Žinokit, nelengvas. Maišą per pusę valandą sumaldavo. Tai dar, kai jos pilnos, tai dar įsivažiuoja dar lengviau, bet kaip pati pradžia, tai tokia sudėtinga būdavo. Pakeltas ant kojyčių, ant tripojo. Dugnas jo išklotas ruginiais šiaudais, baltarso balanėlėm. Nes po keletos valandų reikėjo tekinti mizą. Kubiliuko dugne padaryta skylutė, po jo padėdavo kibirą, atkimždavo šitą kaištį ir ištekindavo mizą. Kai šiauduose susilaikydavo tiršį ir ištekėdavo taip pat skystinėti. Ir kai jo misa ištekinta, jį keliaudavo į tokį didelį rugimo kubilą, čia dar dėdavo apinių, mėlių, šiltai apklodavo ir ant viršaus kokio tai šermanėlio ar kiaunės iškamšą pasodindavo. Kaip galvojat, kam tai iškamšą dėjo? Tradicija kokia. Kad neišgertų kas nors. Tada atbaidytų kažką, bet neišgerdavo tikrai. Ką galėjo baidyti? Kažkaip galėtų lysti, atsigerti lauk. Pelės kokios. Teisingai, pelės. Gal neatsigert, bet tiesiog. Nesieku žodžią. Žuosdavo ir šiaip jau. Prieklėt stovėdavo, įsivaizduokim. Tai tas šermanėlis atbaidydavo katinus, peles, paukščius. Ar sako net vaikus, kad nieks apginto kubilo nesergtų. Dabar kai vaikai žengia į dėsnių, tėvai išgirsta tą pasakymą, sako, tai kaip tik tai atbėgtų tą šermanėlį pasižiūrėti. Anksčiau drausmingesnė būdavo, bijodavo, pasiklausdavo dalyskikas. Gal, nesiginčiu. Bet tas šermanėlis turėjo funkciją, bet kai uolus išrūkdavo, jį tada reikėjo per koškalmeles atskirti ir bačkutes sukeisti. Išrūksta apie ją greitai, para 3 ir išrūgo, jaučiat, kad čia šilta, taip mielės kitokias, procesas greitesnis. Bet kai supilstydavo į bačkutes, tai tų paštų galų teks vienas nedarydavo, susirinkdavo draugai ir kaimynai, nes reikia ragauti, ar gardus tas alus išėjo. Tai sako, kad kartais tiek priragaudavo, kad kitą dieną ir pašto nebebūdavo ką patikti. Turim Lietuvos žemėlapį, kur žymėsi visi, kurie čia buvo atvažiavę. Tai vat gali drąsiai pasižiūrėti jūsų miestus, kas kur buvę, va žiūrėkit, kiek Kauno daug, kiek Vilniaus daug. Čia mano gimtinės, net ir iš čia buvo. Va, visi ir aš pati smeigiau smeigtuką čia, nes mūsų kompanija atvažiavo iš Kauno ir viskas pažymėta, iš kur yra buvę. Galiu truputėlį tai permest, gal matysit savo gimtinės ir gal jūs esat smeigę čia smeigtuką. Žiūrėkit iš pasaulio, kur yra buvę čia. Paskanauti alaus, pažiūrėti gamyklos, va. Iš viso pasaulio yra. Bet kitas, kur jau nedaidau. Net iš Australijos, žiūrėkit, eik tu savo. Ir iš Kinijos, Japonijos, iš visur. Žiūrėkit, kiek jie alaus gamina, kiek galima paragauti. Siūlom eiti į stiklinę terasą, ragausim miralų ir kažką užvalgysim. Pasakoju, kad jie neturi alaus ledus, turi alaus degtinę, turi alaus 2 rūšių actą, gamina tokį kaip balzamiką, bet kadangi iš alaus jis vadinasi alzamikas, gamina kažkokį desertinį karamelinį alaus dalykėlį. Žodžiu, paskui užeisim į parduotuvę, pasižiūrėti, kaip realiai visą tai atrodo ir kai ką. Ačiū labai. Dėkui. Viso. Žodžiu, įsigysim kai kurių dalykų, aš paskui papasakosiu, kiek skanu.